Esu Svetlana Tamavičienė, kažkas galbūt mane pažįsta pavardę Plitin. Esu asmeninė finansų konsultantė, jeigu labai paprastai, o jeigu pilnai, tai esu asmeninė vyriausioji finansų patarėja ekspertė, kas yra aukščiausias karjeros laipsnis mano bendrovėje, ir taip pat esu ilgametė MDRT narė, $1 Million Roundtable organizacijos narė, į kurią įeina tik tai geriausi finansų konsultantai iš viso pasaulio. Taip pat esu ir tarptautinė pranešėja ir visą tą pasiekiau per 8 metus darbo aljanse. Finansų konsultanto profesija yra gražiausia profesija pasaulyje. Man tai yra ko gero ta profesija, apie kurią net negalėjau svajoti. Aš esu laiminga, kad man atsidarė tos durys kažkada tai, o aš esu atvirų durų žmogus. Jeigu durys atsiveria, tai aš einu, ir aš labai džiaugiuosi, kad aš į tas duris įėjau ir tą profesiją išbandžiau. Nes kažkaip esu tikra, kad ne mes renkamės finansų konsultanto profesiją, o būtent tą profesiją renkasi mus. Tai profesija, kurioje gali būti kuo tik nori. Gali pasiekti kokias tik nori aukštumas. Būtent dabar, kai mes esam finansų konsultantų Lietuvoje istorijos pradžioje, mes kūrėm finansinį planavimą ir asmeninių finansų planavimą Lietuvoje. Nuo mūsų viskas priklauso. Nuo mūsų priklauso mūsų vaikų finansinis raštingumas. Mes užsiimam nuolatinę žmonių edukaciją. Tai yra darbas, kuris padeda kitiems įvykdyti savo tikslus. Žinot, kai mes būnam maži, mes svajojam dirbti kažkokį darbą, kuris galėtų padėti kitiems žmonėms. Mes labai dažnai žiūrėdami filmus įsivaizduojam save superherojais. Ir kartais pasimatuojam tą superherojaus kostiumą. Tai šitame darbe mes galim būti kažkam supermenais. Kaip prasidėjo mano darbas? Mano darbas, ir tiesą pasakius, mano pats pirmas klientas buvo mano vyras. Aš manau, kad tuo metu galbūt jis pats nesuprato viso to prasmės, galbūt ir aš pati ne visiškai gerai supratau viso to prasmę, bet gyvybės draudimas iš tikrųjų ir yra apie meilę. Gyvybės draudimas yra apie meilę savo, apie meilę savo šeimai, apie meilę savo artimiesiam žmonėm, nes iš tikrųjų, kai labai rūpinėsi kažkuo, kai labai kažką myli, tu tuo žmogum nori rūpintis ne tik kol esi gyvas, o tol, kol gali. Tai mano vyras ir iki šiol yra mano klientas, jis yra mano VIP klientas, ir jo gyvybės draudimas yra taip pat labai svarbi finansinė atrama mūsų šeimai. Finansų konsultanto profesija tai nėra ta profesija, kuri yra įgyjama kažkur tai universitete arba profesinėse mokyklose. Finansų konsultanto profesija yra ta, kuri yra įgyjama iš praktikos. Mes visi atėję čia praeinam tam tikrus įžanginius mokymus, ir tolimesni mokymai yra nuolatiniai. Čia išgirstam didžiulius informacijos srautus. Pabandyk dar viską įsiminti, kad tu išgirsti kiekvieną dieną. Čia yra žmonės vedliai, kurie tave gali paimti už rankos ir pasakyti, ką ir kaip tu turėtum teisingiausia daryti. Čia mes turim ir vidinės, ir išorinės motyvacijos. Aišku, vidinės motyvacijos šaltinis esame mes patys. Ir čia jau mūsų tas požiūris, tinkamas požiūris, bet aišku, visą tai priklauso nuo mūsų pačių, bet yra taip pat ir išorinė motyvacija. Tai yra ir grupių vadovai, ir skyrių vadovai, žmonės, kurie yra suinteresuoti mūsų visų augimu ir kurie labai stipriai prie to prisideda. Ir kas yra labai svarbu, šiame versle dirba ir teoretikai, ir praktikai. Mes, finansų konsultantai, esam didžiąją dalimi vis dėlto praktikai, bet yra taip pat ir
didžiulis centrinis biuras, kuriame dirba žmonės, kurie žino labai daug teorijos ir kas yra labai svarbu. Svarbu yra tai, kad mes randam puikią sinergiją, mes girdim ir klausomės vienas kito ir randam kažkokius taip bendrus visiems tinkančius sprendimus. Ir tai taip pat yra labai svarbu. Svarbu, kad mes šitame versle ir šitoje įmonėje turim nuolatinę komunikaciją tarpusavėje. Žinote, jeigu esi pats geriausias pasaulyje kardiologas ir žinai, kaip reikia pagydyti ligą ir kokią operaciją tau reikia padaryti ir kaip būtent ją reikia atlikti, bet neturi įrankių, ko gero tavo darbą nepadarysi gerai. Tai lygiai taip pat ir mūsų darbe. Tu gali būti pačiu geriausiu finansų konsultantu ir turėti pačius geriausius patarimus. Bet jeigu tu neturi ką pasiūlyti žmogui, jeigu tu neturi jam tinkamo produkto arba paslaugos, tai ko gero tavo pasiūlymas taip ir liks neįvykdytas. Lygiai taip pat ir man dirbant Aljanse, visų pirma, turbūt labai pasisekė, nes galėjau juk dirbti finansų konsultantę bet kurioje kitoje bendrovėje, tada nebūčiau galėjusi pasiūlyti žmogui tiek įrankių, kiek galiu pasiūlyti dabar. O taip pat be abejo didžiulė mokestinė atsarga, nes jinai yra svarbi tiek man, tiek ir mano klientui, nes mums abiems yra labai svarbu žinoti, kad mūsų užnugaris yra vienas didžiausių draudikų pasaulyje. Allianz yra šeima. Aš nepabijosiu to žodžio. Visų pirma, šeima dėl to, kad čia mes praleidžiam labai didelę dalį savo gyvenimo. O antra dėl to, kad šeima, žinot, kiekvienoje šeimoje yra begalė labai skirtingų žmonių. Skirtingo amžiaus, skirtingo išsilavinimo, skirtingų pažiūrų. Visus sieja kažkoks tai labai ypatingas ryšys. Mes visi siekiam to paties rezultato ir labai smagu su tais labai skirtingais žmonėmis susitikti per tuos renginius, kuriuos organizuoja mūsų bendrovė. Labai norėčiau, kad tų renginių būtų dar daugiau. O šiaip, manau, kad socialinis bagažas ir tie žmonės, kuriuos mes sutinkam gyvenime, yra pats didžiausias turtas. Tai čia to turto nuolat didėja, nes taip yra žmonių, kurie dirba šioje bendrovėje jau labai ilgus metus, bet yra labai didelė dalis žmonių, kurie ateina ir išeina. Ir ko gero visada turi būti dalis rotacijos. Tai šioje įmonėje mes tikrai turim gerai veikiantį motyvacinę sistemą, o man ko gero pati didžiausia motyvacija yra įmonės skatinimas būti tarp geriausių pasaulio finansų konsultantų, nes mano žiniomis Allianz yra vienintelė bendrovė Lietuvoje, kuri skatina savo finansų konsultantus tapti MDRT Million Dollar Roundtable organizacijos nariais, kurioje nariais gali būti tik labai mažas procentas finansų konsultantų. Mano žiniomis nuo 1 iki 2% kasmet, tas skaičius šiek tiek skiriasi, nes narystę reikia užsidirbti kiekvienais metais iš naujo. Aš esu MDRT narė nuo 2 savo darbo Allianz metų ir man tai yra ko gero didžiausia galimybė, nes kiekvienais metais keliaujam į didžiausias tarptautinės konferencijas, susipažįstame su begalė labai įdomių, talentingų žmonių, mūsų srities žmonių, žvaigždžių, pasiekusių aukščiausius karjeros laiptelius. Turim galimybę mokytis iš jų išminties, jų praktikos, o paskutiniu metu ir aš pati esu labai dažnai kviečiama dalyvauti jų organizuojamose konferencijose. Ir man tai yra labai svarbi mano darbo dalis. Galimybė pačiai dėlioti savo grafiką yra ideali galimybė. Laisvas grafikas man yra labiau pliusas nei minusas.
bet aišku, čia labai reikia didelės savidisciplinos. Aš visada sakiau, kad jeigu nedirbčiau finansų konsultantę, ko gero drąsiai galėčiau dirbti armijoje, nes tos vidinės disciplinos tikrai turiu. Bet čia kaip ir bet kuriame sporte, jeigu tu nori pasiekti tam tikrų rezultatų, tai tu turi tos kasdienės disciplinos laikytis ir motyvuoti save iš vidaus kiekvieną rytą atsikelti ir tam tikrą valandą ateiti į darbą. Bet vien tik atėjus į darbą, atidirbi visą dieną, nes mūsų darbas labai greitai įtraukia. O laisvas grafikas, jeigu ne laisvas grafikas, ko gero aš nebūčiau turėjusi galimybės dirbti ir būti mama. Nes ką verta paminėti yra tai, kad aš esu ne tik tai finansų konsultantė su pakankamai aukštais pasiekimais Lietuvoje, aš taip pat esu mama, aš taip pat esu namų šeimininkė, aš esu žmona ir stengiuosi balansuoti tarp savo darbo ir tarp savo asmeninio gyvenimo. O mano vaikas gimė man dirbant finansų konsultantė. Bet aš nebuvau sustojusi buvau gal 10 dienų, bet visą likusį laiką aš dirbau ir sugebėjau užauginti savo fantastišką vaiką, Deividuką, jam dabar 7 metai. Ir tarp kitko, mes su Deividu augam kartu, bet jis auga tiesiogiai, fizinė prasme, aš augu kaip profesionalas savo srityje ir mano pajamos taip pat auga kartu su Deividuku. Mano darbe, kaip ir mano manymu kiekviename darbe, sėkmė priklauso nuo 3 pagrindinių dalykų. Ir man pats pagrindinis dalykas tikrai nėra uždirbti didžiausius pinigus. Pirmoje vietoje yra meilė savo darbui ir aistra, nes mūsų darbo negali dirbti, jeigu tu jo nesuvoki, jeigu tu nemyli žmogaus, jeigu tu nuoširdžiai nenori jam padėti. Antras labai svarbus dalykas yra padėti sau, padedant kitiems, nes neužtenka tik tai būti altruistu. Mūsų darbas yra darbas, ne hobis, tai mes turim atnešti maistą ir padėti jį ant savo šeimos stalo. Ir taip pat trečioji sudėtinė dalis yra galimybė pačiam nuolat augti ir įkvėpti kitus. Nes šitame darbe mes turim lyderių klubą, turim žmonės, kurie lyderiauja šioje bendrovėje kartais netgi nuo įmonės įkūrimo pradžios. Ir tie žmonės tikrai įkvepia ir mane kažkada atėjus į šį darbą. Tai aš taip pat mokinuosi iš jų ir stengiuosi būti tokiu pat įkvėpėjų tom naujom kartom ir naujiems finansų konsultantams atvykstantiems į mūsų profesiją. O šiaip bendrai pinigų tema yra labai jautrus klausimas, bet kuriam iš mūsų ir absoliučiai nesvarbu, ar mes kalbam apie 10 eurų ar apie 10 000 eurų. Dėl to žmogus visada labai jautriai reaguos į bet kokį klausimą apie jo pinigus. Ir visiškai normalu, kad žmonės labai dažnai sako ne, bet kokiems pasiūlymams susijusiems su jų pinigais, arba labai dažnai tiems pasiūlymams reikia šiek tiek ilgesnio svarstymo. Dėl to mano darbas yra susitikus su žmogumi visų pirma labai gerai išsiaiškinti jo poreikius ir labai suprantamai paaiškinti, kaip pasiekti jo finansinius tikslus. Ir mano darbas nesibaigia būtent tuo susitikimu, labai dažnai su žmogum susitinkame kelis kartus. Mano darbe labai svarbus yra tęstinumas, nes žmogus turi suprasti, kad yra aptarnaujamas patikimo finansų konsultanto žmogaus, kuris daro tą darbą labai ilgą laiką, jame nuolat auga, juo domisi, žino visus įstatymų pakeitimus ir jeigu klientas kažkada pasakė ne, aš žinau, kad tai ne tai paslaugai, kurią aš galiu tam žmogui suteikti ir ne gyvybės draudimui, o aplinkybėms, kurios tuo metu yra susikloščiusios. Ne, tai tiesiog reiškia ne dabar, bet ne tikrai nereiškia niekada. Tikrai ateis momentas, kai žmogus supras, kad dabar yra teisingiausias laikas gyvybės draudimą įsigyti, bet kiekvienas turim suprasti, kad kuo anksčiau tai padarysim,
tuo, ko gero, greičiau pasieksim savo finansinius tikslus ir tuo pigiau mums tai kainuos. Aš matau labai didelę prasmę. Ir nematau poreikio sustoti. Aš matau savo klientų atsiliepimus. Man svarbiausias pagyrimas mano atlikto darbo yra kliento įvertinimas. Žinot, labai dažnai girdžiu, kaip žmonės sako, aš esu geriausias toje srityje, ar aš esu geriausias čia. Aš niekada nedrįstu apie save pasakyti, kad aš esu geriausia. Galbūt aukščiausiai reitinguojama, galbūt su aukščiausiais pasiekimais, tam tikrų pjūvių, bet ar aš esu geriausia ar ne, tą gali įvertinti tik tai mano klientai. Ir aš esu dėkinga savo klientams už jų atsiliepimus ir už tai, kad mane rekomenduoja savo artimiesiems ir pažįstamiems, nes būtent tai ir yra aukščiausias įvertinimas man. Ir tai verčia manęs niekada nesustoti, nes išpildyti savo kliento svajonės, ko gero, yra didžiausia dovana man. Aš vienareikšmiškai, jeigu tik tai jums atsivėrė galimybė dirbti šioje profesijoje, aš nuoširdžiai jums linkiu šią galimybę išbandyti. Galbūt jūs netapsit pačių geriausių finansų konsultantų pasaulyje, bet jūs turėsit progą išgirsti, kaip kažkas jums sako, kad jūs esate to žmogaus angelas sargas. Aš esu tai girdėjusi kelis kartus ir patikėkit, tai yra neapsakomai malonus jausmas. Jūs turėsit galimybę išbandyti ir pamatyti tas savo galimybės, kurių galbūt niekada anksčiau net įsivaizduoti negalėjote. Jeigu tik tai tos durys atsivers, drąsiai ženkite. Allianz man tai patikimumas, pastovumas ir garantas. Pasirūpinkime rytojumi kartu su Allianz.